jūs įsivaizduokit, kada danga tarpusavėje lydosi prie 550 laipsnių temperatūros. Tas didžiulis karštis, jai nėra didžiulis, ten saulė šviečia 30 šilumos, ten iki 40 laipsnių kaista, tai jinai aišku kažkiek labiau deformuojasi, nu ten kaip pavyzdys biškį labiau atsipalaiduoja, bet realiai jos visoms jungtims, kampams, tai jai jokios įtakos neturi. Tai skirtingai negu ten kokia bituminiai dangai, kuri jau pradeda lydytis ir yra tenai mechaniškai pažeidžiama, jeigu ant jos užliptume. Tai mačiau vakar per teliką skundėsi Seimo narys kažkoks, tai kad jo yra Seime kabinetas tenais antram aukšte ir žemiau yra stogas su bitumu ir jam ten per langą vasaras smirda neįmanoma būti. Tai šiai dienai bitumą kažkaip vis tiek dar žmonės deda, bet aš nesuprantu dėl ko. Iš tos inercijos, kaip žmogus pripranta kažką daryti ir jisai daro, kad jau ir pasenę, kad ir negerai, kad ir smirda, kad ir lūposi tenais ir vis tiek jisai jį deda.